Labas, čia Keliauk su Sandra ir šį kartą keliaujame į nuostabų Lietuvos miestą Druskininkus, kuriame lankėmės su šeima vandens parke. Į savo butą Cozy Center Druskininkai atvykome gana vėlai ir gana išalkę. Čia tikrai jautėmės kaip namuose, pilnai įrengtas butas su 2 miegamaisiais ir erdvė svetainė. Atvykti iš Vilniaus užtrukome kelias valandas, tad išalkę patraukėme į mums patinkančią vietą Etno dvarą, paragauti lietuviškų patiekalų. Taigi čia skalbimo mašina, galima skalbtis, labai erdvi vonia. Čia turite kempinėlių, turite džiovintuvą, kažkokių ekstra dalykų. Čia dar viena kriauklė beje, kur galima irgi praustis. Vonia tikrai labai erdvi. Labai erdvus dušas ir yra ir toks padarytas atsisėdimas. Dušas labai erdvus, labai didelis, kas yra labai faina. O ten jau galit matyti yra Druskininkų akvaparkas, į kurį rytoj keliausim. Ir Lynų tako pakilimas irgi tenai. Viskas čia prie pat šitos sanatorijos Bielorus. Hello guys, so we just came to this Etno dvaras, which is on the edge of the lake of Druskininkai, we would say. It took us like 2 minutes with the car from the apartment that we are staying, so we just came a bit late. We left our stuff, we changed clothes because we were like summer, ready for summer. So we put jeans, we put jackets, pants. Someone came actually with shorts only here. And we will eat now. Traditional Lithuanian food. We have this restaurant in Vilnius also, but we love it. It's actually very good food. Someone wants a soup? Yeah, to start. Argentina now it's up to soups very much. Cepelinai. Cepelinai, of course. He doesn't like kisielius. Bueno, patinka tau kisielius? O tau, Adrian, patinka? Baik. Bet kopūstų sriuba patinka? Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Our orders are always the same. He loves fried cepelinai, and I love the kugelis. But in Lithuanian, how it would be the potato pie? No. No necesita palabras. No digas nada. Cierra la puerta. Cierra la puerta. You're so pretty. Ya no me hables. Cierra la puerta. Well, why you say different? Druskininkuose. Why you say Druskininkuose? Kodėl Amelija mes sakom Druskininkuose? Tai kokį klausimą atsako? Kas? Druskininkai ar Druskininkuose? Tai kokį klausimą?
Kuasa. Yes. But we are in Druskininkai. Yes. No, we are in Druskininkuose. Druskininkai. Taigi pavalgėm, kaip visada labai skaniai, keptų cepelinų, kugelį, vaikai varškėčių. Aš pati svaršiau tarptų varškėčių ir ne varškėčių, kai ten valgiai virtinukus, bet panašiai su varškė. Ir tarp varškėčių ir kugelių. Ir aišku, galėjau kaip visada kugelis, tai atidariau. Tai kugelio privalgiau, man visą išpūstų pilvą, vaikai kisieliaus išgėrė. Adrien cepelinų apkeptų irgi savo favorite. Grįžome namo ir gerai išsimiegojome. Na, o po pusryčių patraukėme į parką, kuris yra nuo šios vietos vos 5 minutės pėsčiomis. Vandens parkas viešbutis. Nice. Toboggan. Let's go to the park. Druskininkų vandens parke kiekvienas ras savo tinkamiausią pramogą. Šeimai, poroms ar draugų kompanijoms tai puikia vieta smagiai praleisti laiką. Tai tropinis plus 30 laipsnių karštis, kupolą siekiančios palmės, žydros spalvos baseinų vanduo, net 19 pirčių įrengtų pagal skirtingų pasaulio šalių tradicijas ir visa tai tarsi pasakiška atostogų diena Lietuvoje. Šeimoms patiks nuotykiai vaikų zonoje, o poros, ieškantys romantikos ar atsipalaidavimo, lepinsis 19 tik suaugusiems skirtų pirčių. Atviromis ir uždaromis nusileidimo čiuožyklomis džiugins ekstremalių nuotykių mėgėjus greitis, adrenalinas, truputis gerų emocijų visų amžių žmonėms.
also have a film. This part is pretty nice. Make you feel like you're at the beach. Hey, go back. Hey, look, It's a lot of waves. Hey, agárrate. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow touches sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and Okay, people, we finished our day. We spent 7 hours here. How you guys like it here? You want to be more? 7 hours is not enough. Twice waves. We went to the slides. We went to the big pool. We went to all the jacuzzi. We went to kids' room like 3 times. We had pizza. We had coffee break. We had everything, and it was actually enough. But not from that. So we definitely recommend coming to Druskininkai and visiting this park. it was so cool. Yes, Alexa? You like it? Especially I like that. Waves. So guys, your last word. How did you like here? Alex, you? So cool. Okay, now we go to eat. Hungry? After 7 hours, she wants to say. Pabaiga jau mūsų pasipliuškenimai. Tikrai labai smagiai pasipliuškenom. Dabar keliausim pavalgyti į restoraną labai, apie kurį aš jums jau pasakojau. Bet su draugėmis jame lankėmės. Dabar apsilankysim visi kartu. Su šeima. Į Lidlę? Ką Lidlę pirks? Aš noriu kito. Ne, bet jie kokie buvo. And ready to eat. Going to have our dinner now. Ready to eat? Yes. Hungry? And this is our favorite restaurant in the city called Labai. Great food, nice atmosphere, and very, very great service. Beef steak. Aš noriu naminių varškėčių. Su grietinė ir trintomis uogomis. Nori šitą? Paimkit po vieną. Tau sako skanaus, labai nieko nesakai. Tai bet
Labai tyliai. Pakel galvą, pažiūrėk į ją, sakyk ačiū. Ne, aš mačiau idėją. Seria. What you ordered? It's beef steak. Argentinian steak, chimichurri. He knows what is chimichurri. It'll be fried. O dievai. Čia tikri strawberry ledai. Kitą dieną aplankėme miestą, kuriame gausu pramogų ir užsiėmimų suaugusiems ir vaikams. Mes labai mėgstame druskininkus, ypač vasarą. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. O čia turime labai fainų, cute puodelį. Pažiūrėkit, kaip. Mes gėrėme šitų. Bet šitie tokie labai faini itališkos temos. Vaikiškas. Turite jūs čia ir lėkščių. Didesnių, mažesnių. Ir čia turite begalę taurių. Turite kavą, cukrus, arbata, prieskoniai, druska, visko, ko reikia jūsų gaminimui. Labai galybė įrankių visokiausių. Čia vėlgi kepimui. Visokių dalykų galite rasti. Štai, jeigu norisi kažką pasigaminti, pasidaryti, žodžiu, tikrai jausmas kaip namuose. Kava, kavos aparatas. Čia. Na va, mes jau iškeliaujame. Taip. Mažas? Nemažas. Toks didelis. Štai lygintuvas, didelė spinta, net yra kėdutė valgyti kūdikiai. Čia didelė erdvi spinta, valgomasis stalas, svetainė, labai erdvi, tikrai labai faini apartamentai. Rekomenduojam, jeigu būsit Druskininkuose, rinkitės šitus apartamentus, viskas ko reikia ir terasėlė. Dar daugiau kelionių mūsų šeimos kanale Familia Let's Go. Ačiū, kad žiūrėjote, čia Keliauk su Sandra. Nepamirškite užsukti į mano kanalą, prenumeruoti jo ir peržiūrėti visų kitų mūsų įkeltų video iš kelionių. Tai iki pasimatymo.